Gulintys pinigai yra pavojingi, nes jie gali sudegti. Tiek koinėje, tiek sąskaitoje gulintys pinigai diena iš dienos praranda savo vertę dėl infliacijos. Viena iš pinigų apsaugojimo nuo nuvertėjimo formų yra investavimas, tačiau investavimas taip pat yra rizikingas. Investavimo rizikai suvaldyti rekomenduojama investicijas skaidyti, jas nukreipiant į skirtingas priemonės ar skirtingas turto klases. Žymus pasaulio investuotojas John Davison Rockefeller sakydavo, kad jeigu jau visiškai nieko nesupranti apie investicijas, skirstyk jas į 3/3. 1/3 dėk į nekilnojamą turtą, 2/3 dėk į fiksuotas palūkanas, likusį 3/3 investuok į akcijas. Tai yra vienas iš daugelio būdų, kaip galima suvaldyti investavimo riziką. Ja mums tenka prisiimti, kaip pasirenkame investavimą kaip priemonę apsaugoti pinigus nuo nuvertėjimo ir didinti savo turto vertę.